Matėte žmogų, kuris dar yra laisvėje? Po 2 metų pogrindėje ieškokite knygos Modestas Vaišnoras. Išlikti komiku. Išlikti komiku. Arba kaip juoktis pilna burna. Už šitą bairį Pareigytė pažadėjo kompą su nuolaida. Arba kaip jinai vadina, tai, ta dėžė, kur Windows'ai yra. Ne, bet iš tikrųjų yra nerealu performinti Kaune, kai visi tautiečiai, visi iš rajonų, kuriuos žinau nuo pat vaikystės, nuo pat jaunystės. Bet pats dabar 8 metai esu priverstas darbo dienomis būti Vilniuje. Ir Vilnius jau yra mano kaip ir darbo vieta. Va. Šiaip, tai prasme, per teliką manęs nematėt, bet aš dariau porą stand-upų Vilniuje, iš kurių sakė nesijuokė niekas. Taip ir reikia. Nes buvo keletą bairių apie Vilnių. Ir... Tai buvo toks labiau... Ir aš sakiau, Kaune šitie geriau praeis, tai jeigu leisite tada toks, sakau, 8 metai Vilniuje, tai aš tokį kaip ir tipsą jums duosiu patarimą, kaip atpažinti gatvėje Vilnietį. Vilniečiai dažniausiai būna su didelėm tašėm, ypač merginos. O kodėl? Todėl, kad ten sudėtas visas jų ego. Ir šita tašių teorija pasitvirtina iš tikrųjų, nes Kaune tai visi tokie ramų žmonės, paprasti ir visi su pederastkėm vaikšto. Kadangi turim mantą, galvojau pasiklausti, kas geriau, ar didelė tašė ar pederastkė. Jis tiesiog per savo didelę tašę negirdėjo. Tai va. Dabar jam visi aiškina. Vilniuje šiaip... Iš tikrųjų, kas tas Vilnius? Kaip sakiau, man jinai darbovietė daugiau mažiau. Bet daugelis, kaip mes kauniečiai ten chebra turim tokią, sakom, kad Vilnius yra panašesnis į viešbutį, kur gyventojai atvažiuoja rugsėjo pradžioje, išvažiuoja birželio pabaigoje, o viešbučio administratorius Lenkas. Bet Vilniuje yra ir gerų dalykų, Vilniuje yra visokių naujovių, planetariumas, kartingai po stogu. Ir Vilniuje dar yra tokios savitarnos kasos, žinau ir Kaune yra, bet Maksimoje, kur įrengė Vilniuje Akropolį vienintelį vietoj, tai tos kasos kalba Giedriaus Masalskio balsu. Taip, aukselis, jeigu atsimenu, ten imk 10 litų ir pašok man čia klumpakojį. Tai tos Maksimos kasos tikrai kalba Giedriaus Masalskio balsu ir ten prieini, sako, labas, aš Giedrius, ten nuskanuoja prekę, o čia šauniai, čia padėk prekę, įkišk pinigus, pasim prekę, įkišė. Bet aš turiu keletą pasiūlymų, kaip būtų dar high-techą pasiekti, taip sakant, ant tų kasų. Tai, pavyzdžiui, galėtų reaguoti Giedrius į tas prekes, kurias tu nuskanuoji. Pavyzdžiui, jeigu yra nuskanuojama ne mažiau negu 3 pakeliai prezervatyvų, jisai galėtų sakyti, oho, kažkam šį vakarą pasisekė. Arba jeigu, pavyzdžiui, higieniniai paketai nuskanuojami, jisai ir vėl tos dienos. Aš žinau, ką tai reiškia.
O jeigu vienu metu yra nuskanuojama ir Respublika, ir Lietuva, ir Vakaro žinios, jis galėtų sakyti, labas vakaras, Tomkau. Arba padainuoti ten. Skrieja kamuolys, žmonės rėkia švilpia, šaukia Žalgiris, hei. Va. Daug, žodžiu, galimybių tobulėti Vilniui ir Maksimai. Tokių keletą galbūt trumpų, šiaip 2 turiu. Norėtum? Nieko. Mes buvę bendradarbiai. Bet nemiegojom kartu. Bent jau kiek aš žinau. Ačiukas. Tai va, apie tos trumpus. 2. Žinot, kas yra tikroji skylė sienoj? Virgio Stakėno užpakalis. Žinot, ko mums trūko sausio 13 prie televizijos bokšto? Burtininko Gandalfo. You shall not pass. Toks labiau gykinis. Pareigytė nesijuokė. Ir taip užbaigsiu, kaip sakant, tuo bajeriu, kur Vilniečiai irgi klausė. Pada sakau, gal šitą išvešiu į Kauną. Sako, neveš, nesupras Kaune, nes čia apie muziką, čia... Bet to ten apie gyvą muziką. Tai bajeris yra apie muzikantus būgnininkus. Čia tas būgnininkas, tai tas muzikantas, kurio nebuvo grupėje Karališka erdvė. Atsimenat grupę šitą, popartas? Vakaras, užmiega paukščiai. Geri laikai buvo. Tai apie būgnininkus. Neoficiali statistika teigia, kad būgnininkai yra geriausi meilužiai lovoje. Aš taip pats nežinau, aš visada prie gitarų būdavau, jeigu ten kokioj ten grupiai. Ir... Nes natūralu, tie būgnininkai, tai turėtų geriausiai ritmą jausti. Ir kitas dalykas, ne vien kad ritmas, bet jie vienu metu gali daryti 2 skirtingus veiksmus ir rankom, ir kojom. Tai irgi yra kaip ir privalumas, man atrodo. Va, o lovoje tai iš tikrųjų, bet aš nepavydžiu, pavyzdžiui, merginai, kurio vaikinas yra death metalistas. Va čia Vilnių juokėsi labiau, nes ten death metalas. Jeigu taip įvesti į kontekstą, tai ta pati Karališkos erdvės daina death metalo stiliui būtų Vakaras, užmiega paukščiai. Tai kaip toks žmogus lovoje, kaip jo mergina jaustis. Bet man atrodo, dar baisiau negu death metalisto merginai turėtų būti vaikinui, kurio mergina yra būgnininkė, ar ne? Nes visada tikriausiai būtų, brangusis, ir vėl nepataikai, turi būti ta. Nors šiaip ar taip manau, kad būgnininkės merginos visada būna viršuje. Ačiū.